O tai faktiškai vidury miškų, kur nėra mobilaus ryšio, tai užsivesti automobilio per nuotolį jau nėra šansų. Kur automobilis yra ne ryšyje, užvesti galima, dar turi jisai užvedimą per Bluetooth atstumą. Bluetooth atstumas, tai jisai priklausomai nuo kokia sistema sumontuota, gali būti 10 metrų, gali būti 20 metrų, gali būti 80 metrų, jeigu tenai laukuose tas Bluetooth sklaida yra didelė. Būna kartais klientai irgi išvažiuoja į sodybas, tai ten, tarkim, GSM ryšys neveikia, bet per langą, per Bluetooth ryšį jisai komunikuoja tiesiai su automobiliu. Irgi su telefonu gali yra sujungtas. Gali užvesti. Galima net ir paskambinti, jeigu, pavyzdžiui, miške ryšys prastas, tu paskambini, jis atsiliepia, ten suvedi kodą ir jisai užveda. Nes skambučio ryšys yra geresnis negu interneto ryšys. Internetas bus galbūt silpnas, kad perduoti duomenis, bet pats ryšys GSM skambinimui bus pakankamas. Ja. O įmanoma tada dėkti mišrę, pavyzdžiui, valdymo sistemą, kad ir rakte būtų, ir telefone, jeigu yra sodyba pas kažką. Tai jeigu ten ta sistema, kur montuojama su išmania programa, tai jinai apima ir raktą irgi. Tik tai kas įeina į raktą, tai yra nukarpyta, atribota, galima taip sakyti, sistema, išimtas ten GSM tinklas, išimtas sirena, išimtas blokavimas. Biški kita ten sistema, bet aplamai, kaip sakyti, supigintas variantas, jeigu tik tai užvedimas, sakysim. Bet jeigu nori su išmania programėlė, tai tada jau viskas. Viskas tada turi būti. Tada jau stipriai išauga kaina, bet iš esmės galima, jeigu žinai, kad turi kažkokią aplinką, kur nėra ryšio, kur dažnai išvažiuoji, bet tada gali naudotis rakto užvedimu, nes ta funkcija yra prieinama. Yra dar tarpinis variantas. Nuo rakto ir tarp GSM yra sistema su dvipusio ryšio pulteliu, kuris turi LCD ekraniuką. Tai yra atstumas tada to pulto yra apie kilometrą iki virš, priklausomai nuo oro sąlygų. Ten jau yra grįžtamas ryšys, reiškia, tu matai, kad automobilis užvestas, kada atrakintas, kada užrakintas. Čia ir kaina tarpiniai gaunasi. Bet tai gali reguliuoti jo, kada užvesti, kada užgesinti su tuo pultu, ar jisai tik tai rodo informaciją, kad jis... Ne, tai tu jį su juo užvedi. Su pačiu pulteliu gali užvesti. Per kilometrų atstumą maždaug. Ten 6,5, čia 8,5, 900. Tas skirtumas yra jau gana toksai nedidelis, kad atsisakyti ten to patogumo su telefono programėlė. Peidžerinį pultelį tu nešiotis turi ir kas bjauriausia, batareikas kaitalio turi. Vieną kartą į 2 mėnesius gali tekti keisti batareiką. Kaip tyčia nusės tada, kada reikia, o tu nepastebėsi. Ne, tai ten indikacija yra, matosi, kad tada ten sėda, gal praneša, gal ten nėra taip, kad iki dugno nukrenta ir, ta prasme, tu negauni tos informacijos. Suprantu, retai pasirenkamas variantas jisai valdymui. Vis dėlto su išmania programėlė daugiausia montuojasi. Kita kategorija jau tada eina tik tai su raktu, bet čia toksai biudžetinis variantas.